biški lietingas antradienis ir šiandien labai smagus rytas, nes važiuoju švęsti savo ankstyvo gimtadienį. Tai susitinku su tetom, su mama, su pusseserė ir važiuojame į spa ir važiuosime į spa, kur esu jau buvusi. Tai užsisakėm tokią fainą procedūrą ir po to galbūt eisim pavalgyti. Tai dabar susitinkam pas mamą pusryčiams. Šiandien oficialiai pradedam šventės ir šeštadienį bus mano 31 gimtadienis. Darysim šventę, tai turbūt šiame filmuke pamatysite mūsų pasiruošimą. Susitiksime mes greitai. Murkalas, labas. Kadangi nieko namuose nėra, tai sėdžiu masažinėj kėdėj ir laukiu, kol sugrįž. Sutinkame po spa, šiandieną buvo fantastinė diena, grįžau visiškai ištežusi, šiandieną yra baseino vakaras, kai vyras vežasi vaikus į baseiną, tai turėsiu laiko pailsėti, pačilinti ramiai viena namuose, kas mane labai džiugina, ne. Aš pakavau siuntinuką, kuris atėjo, tai atėjo iš Temu keli mano pirkinukai, dalykėlį ant akinių, nes su šiais akiniais jie turi štai šį dalykėlį ir jeigu užsidėti ant galvos, jisai išpeša man tų plaukų, užstringa ir tiesiog nėra patogus. Tada nusipirkau bananą plaukams, kuris, kaip matote, visiškai nesulaiko mano plaukų. Atsiliepimai buvo nuostabus apie šį dalyką ir kad tikrai sulaikys visus plaukus ir taip toliau. Na, nebent aš galvoju, kai bus pagarbanoti plaukai, jie tokie labiau, galbūt dabar, kad ką tik galva išplauta ir mano plaukai gan slidus, galbūt antrą dieną plaukai, antros dienos plaukai, kai yra truputėlį pagarbanoti ir dar kažkokie gal laikysis geriau. Pirmas dalykėlis, kurį noriu parodyti, yra jau panaudotas. Prieš kelis mėnesius iškrito man toksai Instagrame reelsas, kur rodė, kai nuneri tokia didelė juosta, ją sulankstai tam tikrą formą ir gaunasi štai toksai rankinukas. Ir man labai patiko. Buvo labai gražios dienos, lauke pradėjau nerti, turėjau kaip tik siūlų ir tada padariau tokią fainą rankinėlį iš karoliukų ir to pačio siūlo ir man gavosi rankinukas. Ir buvau padariusi užsegimą, nes adaras jis tiesiog viskas skristų lauką, tai norėsi man kažkokį užsegimą, buvau padariusi sagą, bet labai gadino vaizdą, tai iš Temu užsakiau užsegimą, kuris atėjo šiandien ir išsirinkau auksinės spalvos ir antik aukso, tai nežinau, kuris man labiau patiks, bet man auksinis labiau patiko, tai tiesiog susekti šį rankinuką. Ar 60 centų kainavo šis dalykėlis. Turiu purškiamo krakmolo, aš jį truputėlį papurkščiu, jisai bus kietesnis, labiau laikys formą, bet jo, esmė yra tokia vasarinis prie suknelių mini. Toksai rankinukas ir mano manimu fainai gavosi. Ir buvo gal 2 vakarų ar 3 vakarų projektų. Pabaigiau su užsegimu ir turbūt pasibaigė vasarą. Nežinau, šiais metais dar panaudosiu. Vakar buvau Tesco, nusipirkau suknelę, kuri yra lininė. Tenais buvo labai dideli išpardavimai. Tai vietoj 35 eurų aš sumokėjau 11 eurų. Ir yra lino suknelė, tokia ant šleikučių, na, labai stora medžiaga ir turi kišenis. Kadangi Tesco nėra kur pasimatuoti, tai parsinešiau namo ir galvoju, jeigu kas netiks, galėsiu grąžinti. Žiūrėjau Primark ir nusipirkau pižamą. Štai labai mankštos kelnes, tai 16 eurų ši pižama. Pirmas dalykas, tai yra štai tokia vėduoklė, kuria aš kokius 2 eurus ir labai šis pasigėdų šią vasarą, būtų man jį labai tikusi per karščius, bet užmačiau ir užsakiau dabar. Tada čia yra tokie nosiai dalykėliai. Inkščiai yra tokie dalykėliai daryti kuodams ir pamačiau labai fainą šukuoseną ir kainavo čia, man atrodo, 30 centų, nes radau labai fainą šukuoseną internete ir reikia būtent šių dalykėlių. Tada nupirkau 2 tokius atvirukus. Atėjo mano molis iš Amazon, nes turiu kelias idėjas Halloweenui ir noriu daryti jas iš molio, tai užsisakiau molio, o šiandieną mama padovanojo man labai fainas kojines, One in a Melon, tada štai tokia su jorkiukais ir dabar paskutinės yra ant mano kaip tik kojų, nes labai sušalau važiuodama namo, tai užsidėjau, what a cluck. Ir dar užsisakiau porą dalykų kiemui, galėsiu parodyti vėliau. Ir netgi lipdukas ant galvos. Wow. Pasiėmiau magnes iš mokyklas ir buvau greitai keliose parduotuvėse. Tai nupirkau marshmallows, nupirkau štai tokių sprinkles ir vištienai prieskonis. Vyras prašė būtent šių, sakė labai geri, nes savaitgalį darysime mano gimtadienį barbecue ir mums reikia prieskonių. Tai
Magnus įlipa mašiną, sako, mama, ar galiu paveikti savo maistą, aš nespėjau mokyklai. Tai išsitraukė pusę sumuštinę, kur liko, mandariną. Mes važiuojam apsipirkti šiek tiek maisto ir savaitgalį visų dalykų nusprendžiu daryti tortą. Man reikia į Tesco ir galvoju važiuoti po to į Lidl, bet nežinau, ar suspėsime. Nu kaip gražiai tu čia padarysi? Magnus, ką čia nupiešiai? Tavo mokytoja? Taip. Taip, jisai daro mokytojai knygutę parodyti, nes nusipirkom labai gražių lipdukų. Pažiūrėkite, kokie gerumo temų lipdukai. Tai tikrai sakysim dar, nes labai juokingi. Tai va tokie va su juokingom rankytėm. Tai vaikam šiandieną buvo labai smagu išpakuoti juos ir apžiūrėti. Vienas mano mėgstamiausias šitas. Pažiūrėk. Arba šitas su antakiais. Tai va, einam daryti knygučių su lipdukais. Neįpirktiks. Dabar kitą puslapį. O. Kaip gražiai tu čia. Parodyk. Girdit? Maksimus vėl parnešė kirstuką ir norėjo mum jį vėl parnešti į namus, nes jis... Turbūt girdite. Ir bandė įsinešti į namus, bet spėjau užstatyti suoliuką, kad neįneštų į namus, nes dabar jo naujas bajeris, įsinešti kirstukus į namus ir paleisti. Magnus gerai laiku išgirdo. Kol visi užimti, noriu parodyti savo kiemo pirkinius. Tai šiandieną buvau Lidl, vakar gavau siuntinuką iš Temu, tenais buvo keli dalykėliai skirti kiemui, tai dabar žiūrėsime pirkiniais iš Temu, tai nusipirkau šitokius fainus mažus vokelius. Ir čia yra parašyta, kad čia yra sėklos ir tada data, kokios ir mano lupinai, kaip jie vadina, žirnių formos lapelius ir ten nusiskynė, kaip paruduoja, viduje būna sėklos. Tai nusipirkau, kur jie susidėti. Atsiliepimai buvo labai geri, tai galvoju, būtų įdomus dalykėlis pabandyti. Tai čia iki šį sėklą ir kai ta sėkla išauga, tu gali su visu šiuo dalykėliu pasodinti ir jie va taip gražiai atplyšta ir gali laistyti ir jie rašo atsiliepimuose, kad labai tinka sėklom, kurios šiaip sunkiai dygsta, tai vat šis dalykas padeda jiems geriau uždygti. Tai žiūrėsim. Tada parsisiunčiau virvę ir Pepko buvau nesenai, tai nusipirkau dar, nes pamiršau, kad buvau užsisakiusi. Tai dabar turiu 2. Kitas dalykas, tai mes kovojame su šliužais ir pas mus Airijoje yra daugiau šliužų negu yra sraigių. Ir jie irgi tokie pat naikintojai, viską graužia, tai yra toksai namelis, į jį gali įpilti, ką jie mėgsta ir kiek domėjasi jie mėgsta alų. Tai įpili ir jie tada sukrenta ir nebemoka išlipti. Ir čia tokios jų gaudyklės, tai nusipirkau vieną pabandymui. Kokybė labai gera, tvirta plasmasė, tikrai nesulūž ir pabandysime. Iš Pepko dar nusipirkau štai tokius kabliukus, tai juos pasikabinti su lauko namelėje, susikabinti savo visiems daržininkystės įrankiam, tai va toksai va, ir gladijolių, tai labai patiko spalva, aš tokių raudonų nesu mačiusi visą laiką, tai nusipirkau 3 pakuotės štai šitokį gladijolių. Ir Lidl užmačiau hiacintų štai tokį didžiulį maišą ir čia yra 2 kilogramai, tai čia labai turėtų daug jų užaugti ir tada yra toksai fainas miksas. 6 skirtingos rūšis sumaišytos ir galvoju irgi labai fainiai atrodytų, tai noriu jas pasisodinti, nes rugsėjo spalio mėnesį galiu tokius dalykus jau sodinti, kad kitą pavasarį išdygtų ir nusipirkau 2 tokius 4 kilogramus svogūniukų šitiem būtent augalam už 18 eurų. Kitas dalykas, tai labai gražios tulpės, po 8 svogūniukus pakuotėje ir atrodo jos štai taip. Pas mane priekyje buvo tokios užaugusios, kažkas buvo prieš tai, kas gyveno pasodinė ir labai fantastiškai atrodė. Tai va šiandien užmačiau ir nusipirkau dar, nes aš tokios rūgšties tulpių nesumačiusi šiaip nei pirkti. Visą laiką būna paprastas, bet šios labai gražios. Tai pasiėmiau 2 tokias spalvas.
Tokie mano kiemo pirkiniai. Reikia susiplanuoti kiemą maždaug, kad žinočiau, kur galiu juos pasodinti, nes turime kelias idėjas, ką mes darysim su kiemu, tik tais reikia jas susidėlioti. Laukiamiausia šventė šiuose namuose mano gimtadienis. Tai planuojame šiais metais nedaryti. Paskutinę minutę sugalvom daryti mano gimtadienį. Šiaip žadėjome kažkur išvažiuoti, bet nesusiplanavom laiku ir ant galo žadėjom nieko nedaryti. Bet po to sugalvom pasikviesti kelis svečius į namus ir padaryti šašliukus, tokį pasisėdėjimą dieną. Tai dėl to važiavome į Pepko, nes noriu paimti popierinių šiaudelių, staltiesę, kurios negavau. Vaikai sakė, kad reikia mums pinjatos. Taip, užmatėm pinjatą parduotuvį ir sakau, nepirksiu 30 eurų tą pinjatą. Ir tai sako, kad būtinai reikia mano gimtadieniui to. Tai susitarėm, kad šiandien po pietų miego eisime ir padarysime savo pinjatą. Ir rytoj darysime Rice Krispies, penktadienį darysime mano gimtadienio tortą. Esame labai užsiėmę kelias ateinančias dienas su šia švente, kurios vaikai siaubingai laukia ir apie tai tešneka. Magnus daro kepurę, taip. O aš sukarpiau seną žaliuzę, nes sulūžo mūsų dangtis lempai ir padariau štai tokį dangtį. Ir atrodo, man atrodo, daug geriau, negu atrodė originaliai. Tai va. Ir apačiai tiesiog apsukau elektrikai skirta lipnia juostelė, bet labai gerai prisiklijavo. Labas rytas, susitinkame ankstyvą rytą. Tai ruošiuosi į baseiną. Šiandieną turėjau iš tikrųjų vežti vaikus, tai kėliausi anksti. Vaikai norėjo, kad tėtis vežtų juos į mokyklą šiandieną, tai iš to labai džiaugiausi. Silikau lovą ir gėriau kavą ir redagavau praeitos savaitės filmuką ir buvo visiškas relaksas ir toksai fainas rytas. Be to esu savo nauja pižama iš Primarko, tik truputėlį keistas pasiuvimas. Maikė trumpa, kelnes labai aukštų liemenių. Ir mano figūras toks tipas, kad aš atrodau truputį kaip Karsonas su ta apranga. Dainu ruoštis, tiksimėmis greitai. Nuvežiau vaikus ir grįžau ir man vyras padarė pusryčius. Skanaus man. Kokias 3 savaitės mes buvome tokioje vietoje, Tullamore miestelyje, kur labai rekomenduoju nusivežti vaikus, ypač iki kokių 6 metų. Vadinasi Playtown, tai yra, tenais yra padaryti kambariukai skirtingom temom, tai pavyzdžiui kavinė su visais mediniais maistais, su įrankiais, su viskuo, bankas, mokykla, daug kambarių, kuriuose yra su temom ir vaikai gali eiti, apsirengti ir žaisti, ir tai yra kosminė vieta ir mes jau važiavome ten 2 kartą ir kaip ir 1 kartą mano vaikai užstrigo policijos kambaryje. Nes buvo momentas, kai abu norėjo būti užaugę policininkai, po to truputėlį pasikeitė tie dalykai, bet mano vaikai turi nemažai kostiumų, nes jie mėgsta rengtis, ypač Magnus, surizikavau ir pataikiau ir tai parodysiu tos kostiumus. Kaip ir visi kostiumai, jie dažniausiai tokios sintetinės medžiagos, bet visa tai yra labai normalu, dažniausiai būna iš viso šiukšlių maišo pasiūta medžiaga, o šitokia, na, normali, stora medžiaga ir tiek sintetika, bet jo, kelnes vat tokios su gumytė ir ta gumytė tokia gan gera, man atrodo, mano vaikam neturėtų nekristi ir pats fainumas yra švarkas, vat su kišenė, pažiūrėkite į sagas, kokios fainos sagos, taip jos ne metalinės, plasmasinės, bet atrodo kaip tikros, tada vat yra ženkliukas, yra vėl kišenė, ant rankų va tokie va dalykėliai gražų, žvaigždutės, na, detalės ir viskas labai labai gerai ir kita pusė yra parašyta policija, tai va, toks švarkas, tokios kelnes ir tada yra diržas. Gerai, diržas truputėlį per didelis, man atrodo, apsijuos juos 2-3 kartus, bet galbūt nukirpsiu, padarysiu jų dydžio, kai pamatuosiu. Ant diržo dedasi štai
Aš kol supratau, kas tai yra, bet po to sugalvojau, kad čia yra įsidėti šautuvui. Tai va tai pasikabina ir gali įsidėti šautuvą. Tai dar va tokia detalė, tada kepurė. Net kepurė už 10 eurų, tai primenu, 10 eurų va šis komplektas. Ir kepurė atrodo štai kliukas, viskas reguliuojasi dydis ir dar yra švilpukas. Amazon kainavo beveik 30 eurų šis kostiumas. Temu, man atrodo, nekainavo pilni 10 eurų. Aš juos nusipirkau 2, nes pas mane 2 vaikai. Ir aš ėmiau XS dydį, nes tenais labai buvo neaišku su tais dydžiais. Ir manau, šis dydis bus jiems kaip tik. Tai atvažiavo tokia didžiulė dėžė iš Amazon. Ir čia yra... O, čia visus spalvų aš nusipirkau. Tai yra toksai dalykėlis, uždegi jį ir jis pakyla į orą. Ir yra viena kakės makės knyga, man atrodo, mano super gimtadienis, ar kažkaip taip vadinasi, apie gimtadienį. Ir pats paskutinis puslapis yra, kur jie vakariai išeina į lauką ir paleidžia būtent tokius dalykus į dangų. Ir mano vaikai visą laiką, kai skaitome tą knygą, jie žiūri ir sako, o kada mes darysim tokį, kada mes darysim, mes irgi norim. Tai tokia atrakcija. Ir kas man patinka, kad jie yra visiškai iš popieriaus ir kai pakyla, jie patys tiesiog sudega oriai ir visiškai neteršia gamtos. Tai va, tokie labai faini dalykėliai, nesam bandę, tai va išbandysim. Tai va tokie mano gimtadienio reikaliukai. Vakar vakare su Čarliu iškepėme biskvitą, tai čia truputėlį nuvalgėm, nes ragavom su vyru šiandien. Darėm pagal receptą, kol aš žiūrėjau, kaip daryti receptą, paprašiau Čarliu įdėti žiupsnelį druskos. Ir po to paragauta aš ir man jį surim. Ir aš klausiu viskų, kiek tu įdėjai, ar tu vieną įdėjai, ar tu daug įdėjai. Ir jisai nežinau, ir jisai neprisipažįsta, kad įdėjo daugiau. Bet žinau, kad jis įdėjo daugiau, nes jauti skonį. Tai tada radau, kad jeigu įdėti citrinos sulčių, subalansuoja tą surumą su saldumu. Šiandien atpjau viršų ir nešiu ir sakau, paragauk. Nėra suru, bet jaučiasi toksai surumo poskonis ir sakau, ar su kremu, su viskuo, ar jausis ar ne. Kai važiuojam į mašiną su Magnus iš mokyklos ir jis sako, aš nepakviečiu savo mokytoją, tavo gimtadienį, savo naują geriausią draugą. Ir jis įsakė, paklaus mamos, ar gali atvažiuoti. Sakau, tu negali kviesti žmonių į mano gimtadienį, čia mano gimtadienis, ne tavo, tai prisiekėm. Tai visi dabar žino apie tą gimtadienį ir vaikai iš tikrųjų šiandien ryte irgi sako, tu žinai, kad liko viena diena iki tavo gimtadienį ir mes tau ryte atnešim pusryčius lovą ir mes tau dovanų padovanosim ir mes ten ir jie abu yra antiek excited. Šiaip savo gimtadienį aš nelabai mėgstu. Vaikysis tokia tradicija, matyti per daug emocijų, per daug visko ir tas laukimas ar kažkas, nežinau. Bet nuo vaikysės aš atsimenu mano gimtadienio šventė ir ant vakaro taip gerai ir ant vakaro surandu dėl ko paverkti. Tai žiūrėsime šiais metais, verksiu ir neverksiu. Kokio didumo, matot? Po vieną imkite. Atsarginumas. Dar yra. Nu, va, dar tu dar nevietė. O, bet žiūrėkit, kokią vietą turi. O štai ir mano gimtadienio pinjata, kurią padarėm su vaikais. Tai čia kaimynų katinas. Riešutukas, tai va, su uodega. Tai mūsų pusryčių dėžę apsukom į kitą pusę, užklievom, pridėjom saldainių. Ir rytoj jie galės ją daužyti, kol iškris tie saldainiai. Bet po to pagavau truputėlį žiauru, kad kačiukas, galėjom kažkokį daiktą daryti, nes dabar, mušti tą kačiuką bus kažkaip truputį nefaina. Bet jo, tokia mūsų pinjata. Truputėlį patingėjom čia daryti visus tuos gražius kvarbatkiukus. To you, you were born in a zoo. You look like a monkey, and you smell like one too. Birthday to me, happy birthday to me. Hey, hooray me. Mano gimtadienio outfitas yra ši nuostabi suknelė iš Mansun, bet ji yra netapusi, priekis yra nugaroje
o galas yra priekyje, nes, excuse me, man nešvarų veidrodį mano vyras nuvalė jį. Tai dabar va toksai. Tikimės gero oro, praneša iki 23, bet kol kas labai šalta. Ruošiame šventę švęsti. Kodėl tu mėgi mano stalčių į pižamų? Gražuolė tu mano, na? Ir mano žaliuzės šiek tiek sulaužė. Čia tu sulaužė mano žaliuzės. Ką darai? Ką darai? Žinau, tau patinka gėlytės, bet tau negalima žemė. Labas rytas, sekmadienis. Kepu blynus. Tai mano blynai yra visą laiką paprasti. Dedu daug kiaušinių, daug graikiško jogurto, miltų, naudosiu truputėlį stevijos ir nuo pat Čarlio gimimo turėjom tradiciją. Sekmadienis blynėdienis, bet kažkaip pasimiršo tas... Bet kažkaip porą savaičių dabar pamiršom daryti blynus, nes buvo reikalų, ar važiavom kažkur, ar kažkas vyko, tai savaitgalis, tai kažkaip pasimiršom mūsų blynėdienį. Tai va šiandien tai su tradicija, einu kepti blynų. Nuo gimtadienio liko grietinėlės, liko braškių, tai va bus labai labai skanūs mūsų pusryčiai. Tai vakar nuėjau labai tvarkingai laiku miegoti, net anksčiau negu įprastai, nes iš tikrųjų pavargom. Anksti kėlėmės, tas buvo mano gimtadienio šventė vakar ir turėjome ir svečių ir visa tokia diena visko pilna. Tai pavargom ir ėjom anksti miegoti, bet atsibudau antrą nakties ir iki 4:30 neužmigau. Valandą bandžiau miegoti, nesigavo, tai tada sugalvojau nueiti į apačią, pasidariau arbatos ir tada radau dvaro sūrio kampiuką ir parsinešiau į lovą ir valgiau sūrį ir gėriau arbatą ir prižadinau vyrą. Ir tada jam nebesimiegojo, tai sakė irgi po to, kai aš užmigau, jis irgi valandą dar nebiegojo. Va šiandieną gan sunkiai kėliausi, nes praradau be 2-3 valandas miego. Pa mano vakar barbekiu, tai buvo žiūriai faina ir iš tikrųjų mums kai pasisekė su oru, atrodė, kad užsisakėm orą. Nes ryte buvo truputėlį apsiniaukus, tokia nekokia diena ir atrodė, kad, na, sakiau vyrus, turbūt kepsim šašliukus orkaitį. Bet valandą iki svečių atvažiavimo saulutė išlindo ir teko visą vakarėlį iš namų perkelti į lauką. Visas kėdas, dar planavom antrą stalą išsinešti, nes mūsų buvo gan nemažai. Kadangi maistą darė šefai, tai šašliukai buvo nerealūs. Labai sklandžiai ir labai smagiai praėjo šventė, išskirstėme gan anksti ir vaikus paguldėme laiku. Na, iš viso labai tvarkingai, labai ramiai atšventėme mano gimtadienį. Patiko mano gimtadienis, papasakok apie mano gimtadienį. Kas labiausiai patiko? Tortas. Tortas labiausiai patiko? O skanus buvo? Ar staigmena labai patiko? Tai Magnus gavo kokia staigmena buvo? Kas ten buvo? Policija. Policijos kostiumas tavo staigmena buvo? Taip. O pingetė patiko? Taip. Iškrito daug saldainių. Taip. Tu vėl policininkas šiandieną būsi? Taip. Taip? Oh, ir be kojinių. Eik susiras kroksus arba kojines. Ne. Ne, o reikia. Ką valgo tikri policininkai?
Donuts. Donuts. O čia architektai ką valgo? Saldumynus. Skanaus. Pokštė lelijų. Vieta, kur dėti lelijas, kai gaunu dovanų, nes mane jau šiek tiek alergizuoja ir bijau, kad katinas apsinuodys, nes kas nežinau, yra siubingai nuodingos katinams. Tai nešu į koridorių, turiu ten labai fainą vietą joms ir kvepės visas koridorius. Dar gavau štai tokių, dar gavau orchidėją ir dar gavau žiauriai fainą dalyvat mažą sukulenčiuką, kuris yra čia ale skardinė nuo pomidorų. Tai labai tiks virtuvėje turėti jį, jeigu jam čia patiks. Dovanas tilpu į šią dėžutę. Beveik visos dovanas neapglėbėvo šiais metais, tai piniginės dovanas, tada dovanų čekiai, kortelės, tai nusimato labai smagų šopingai ir dar gavau bilietus į kelionę. Tai Magnus antram aukšte kažką labai blogo daro, nes labai bildą einu tikrinti. Atvažiavom į naują vietą pasivaikščioti, mum nebandyta, tai labai primena, kur kad seniau gyveno, buvo panašus pasivaikščiajimas. Po to rašo, kad einame link krioklio, tai laukiam jį pamatyti, bet jo, labai gražus vakaras, truputėlį šalta, ja, labai faina. Patinka jums? Taip. O vaikų tėtis kažkur kalnuose ieško grybų. Tai va, einam toliau žiūrėti, ką čia yra. Pinda tu. Kas atsitiko su šuniukais, tetai? Teta paėmė. Kas buvo? Kiek buvo šuniukų? Ir ką jie padarė? Nešė tetą. Nešė tetą. Roma, tu nori papasakoti istoriją apie šuniukus ir tetą? Aš noriu Ivančiają. Ivančiają. Ai, arbatas radom. Tai mes atvažiavome šią naują vietą pasivaikščioti ir toks vyrukas parinešė, sako, ar yra palaidų šunų, nes jeigu nėra šunų, mes paleidžiam Lego palakstyti. Sako, ten yra toliau šeima su 3 šuniukais ir mes dainame kitus šuniuko, ten tokie dideli aršus ratveileriai ir jie pradėjo pulti link mūsų. Ir tai šeimininkai laiko juos ir moteris laikė 2 šunius, tai tie šunys ją atitempė iki mūsų ant pilvo per visas tešlynus, per akmenis, kokį 10 metrų, tai pastovėm gavom su jais mumis tie šunys, bet jie tokie draugiški, tik atrodo pikti, bet jo, tai tokia vat istorija įvyka ir maniškis krūmuose kažką renka. Ką ten darai? Papa, aš duosiu ten zabijoju. Tavo vakarienė. Oho, kiek daug. Bet aš alkanas. Tu alkanas, tai va papa toj pririnks maisto. Čia nebus. Čia nebus maisto, bus. Čia bus desertas. Čia desertas. Na gerai.